tobulėjimas per meno terapiją ir rankdarbius, Art Made Man, Socialinių inovacijų fondas, kaip partneris vykdo Lietuvoje 2010 m. spalio 2012 m. rugsėjo mėnesiais. Šis projektas yra skirtas padėti socialiai pažeidžiamiems žmonėms vystyti jų saviraiškos, bendravimo ir kūrybinius įgūdžius, kurie jiems padėtų integruotis į visuomenę ir darbo rinką. Projekto metu buvo sukurta nauja metodologija, apimanti šokio, meno ir rankdarbių terapijas, bei pagal ją organizuoti šių terapijų užsiėmimai bedarbiams, tautinių mažumų atstovėms ir nedirbančioms neįgalioms moterims. Šiame vaizdo filme galite pamatyti, kaip vyko terapijų užsiėmimai ir išgirsti dėstytojų bei dalyvių nuomonės, įspūdžius ir atsiliepimus. Taip pat galite pamatyti, kaip vyko projekto informacinė diena, skirta pristatyti plačiai visuomeniai užsiėmimų metu sukurtus piešinius ir rankdarbius. Aš esu Ramunė, šokio judesio terapeutė. Projekte turėjau malonumą dirbti su moterimis ir susitikti šokio erdvėje. Teko matyti, kaip moteris keičiasi, kaip keičiasi jų vidinės erdvės pajautimas. Iš didelio atstumo, kuris iš pradžių sudarė tam tikrą saugią erdvę, po truputėlį moteris perėjo į artimesnį kontaktą, pradėjo daugiau bendrauti, pradėjo atsiskleisti. Teko pastebėti, kad jos pradėjo ryškiau rengtis. Ir pats įspūdingiausias momentas buvo, kai koncerto metu kiekvienas galėjo išreikšti save. Tame matėsi daug drąsos, ekspresijos, daug spalvų, išraiškos, gyvybės. Buvo gera stebėti, buvo gera būti dalyvėmis. Kartais tas patyrimas tai prikaustydavo visų žvilgsnius, kad pavirdavo į tylą ir kažkurį laiką mes jautėmės bendrystėje. Po šokio nebuvo plojimo, bet vidinis jausmas, kurį išsinešė moteris, buvo apie tai, kad jos atrado save naujai per judesį. Ir mano palinkėjimas moterims buvo tęsti tą šokį savo gyvenime, atrasti jame spalvų ir džiaugtis gyvenimu. Kai buvo pasiūlyta dalyvauti naujai organizuojamame projekte per judesio, meno ir rankdarbių terapiją, dauguma iš mūsų suabejojo, ar verta jame dalyvauti, ar sugebėsime. Kai kurios draugių paskatintos, pačios savo metėm iššūkį, o kodėlgi mums nepabandyti. Nepaslaptis, dauguma moterų jaučiame socialinę atskirtį dėl amžiaus. Esame pažeidžiamos, nelabai drąsios, o ir ne visos turime išskirtinių sugebėjimų. Atėjusios čia radome nuostabes projekto vadovės, kurios kantriai mokė mus įvairių grožybių. Deimantė mus mokė baltame popieriaus lape lieti guašą ir akvarelę. Liejome spalvas, stebėjome, kaip jos glaudžiasi viena prie kitos. Taip pat stebėjome, kaip kinta mūsų visų jausmai ir pojūčiai. Grupėje buvo moterų, kurios per visą savo gyvenimą neturėjo teptuko rankose ir abejojo, ar joms kas nors išeis. Tačiau bendras darbas įrodė, kad viskas yra įmanoma, reikia tik paprasčiausiai imti ir dirbti. Viename užsiėmime mes darėme sielos koliažą. Iš žurnalų karpėme paveikslėlius, nuotraukas, dėliojame jas popieriaus lape. Kiekvienos mūsų sukurtas koliažas tai mūsų lūkesčių, mūsų svajonių ir mūsų norų atspindys. Užsiėmimo pabaigoje turėjome galimybę kiekviena papasakoti tai, ką jautėme, kas mus sužavėjo, kas neramino, o kas paskatino kažkokiam darbui.
Labai įdomus užsiėmimas buvo ir gyvūnėlių darymas papjė-mašė technika. Visoms tai buvo labai nauja ir visai nepažįstama. Tačiau, kai iš vielos išlankstytas karkasas, apklijuotas klijose išmirkytais laikraščio gabalėliais, virto mūsų mylimais gyvūnėliais, mes visos džiaugiamės kaip mažos mergaitės. Soneta mus pakvietė pasigaminti puošnias skareles ir šalikėlius. Šis darbas reikalavo daug pastangų, o rezultatas tikrai stulbinantis. Pasidariusios nuostabius šalikėlius ir skareles mes puošėmės, gyrėme vieną kitą ir džiaugiamės, tarytum būdamos kažkokioje šventėje. Dar kitame užsiėmime Soneta mus išmokė pasigaminti puošnias dėžutes skarelėms įpakuoti. Iš kartono išsikarpėme ir suklijavome dėžutes, papuošėm jas spalvotais kaspinėliais, įvairiomis detalėmis ir išėjo labai graži dovanėlė draugiai, mamai, anūkiai, o gal ir dukrai. O prieš Velykas iš spalvotų servetėlių gaminome nuostabaus grožio gėles. Po šventės mes visos džiaugiamės, kad galėjom papuošti savo velykinį stalą, prie kurio buvo susirinkusios mūsų šeimos. Projekto pabaigoje Živilė mus mokė verti papuošalus iš karoliukų. Visoms labai patiko šis kruopštus darbas, o šio užsiėmimo rezultatas – auskarėliai ir apyrankės. Dalyvaudamas šiame projekte įgijome nemažai naujų įgūdžių. Kaip minėjau, pradžioje dauguma mūsų abejojo, ar sugebėsime, bet pasirodo, kad dirbdamos kolektyve, viena kitą paskatindamos, padrąsindamos, mes galime padaryti labai daug ką. Įgijome kažkokį impulsą naujiems darbams, supratome, kad nereikia sėdėti namuose, reikia išeiti, kaip sakoma, į žmones, reikia kurti, svajoti, parodyti, kad ir mes kažką galime. Taip ir norisi sušukti, ir aš tai galiu. O ko vertas tarpusavio bendravimas? Čia atradome naujų draugių, bendraminčių, išmokome atsiverti, išreikšti savo jausmus, pasidžiaugti kartu. Pabaigoje noriu visų mūsų kolektyve dalyvavusių moterų vardu padėkoti šio projekto organizatoriams ir vadovėms už jų nuoširdumą ir begalinį norą mus prikelti naujiems polėkiams. Labai norėtųsi, kad panašūs projektai būtų organizuojami dažniau ir kad jie truktų ne 3 mėnesius, o mažiausiai pusmetį, nes, kaip parodė praktika, kelių užsiėmimų yra labai maža. O juk sakoma, kad gyveni ir mokaisi visą gyvenimą, o mes dar taip norime daug ko išmokti. Ir dar noriu pridurti, šitas projektas per judesio, meno ir rankdarbių terapiją mums visoms buvo didelė neįkainuojama dovana.